Stanislavas Moniuška – vienas ryškiausių XIX amžiaus Lenkų muzikos kultūros atstovų, vadinamas Lenkų operos tėvu ir daugelio lenkiškos muzikinės tradicijos reiškinių pradininku. Jo kūryba glaudžiai susijusi su Vilniumi, kur formavosi jo pasaulėžiūra, muzikinis skonis ir profesinis meistriškumas. Moniuška gimė 1819 m. gegužės 5 dieną netoli Minsko, smulkiųjų bajorų šeimoje. Jo tėvai puoselėjo patriotinės mintis, domėjosi kultūra ir skatino vaikų meninius gebėjimus. Ankstyvaisiais metais Stanislavas susidomėjo muzika, tad motina mokė jį groti fortepijonu, o šeimos aplinka buvo gausi muzikinio bendravimo. Apie 1827 metus Moniuška išvyko į Varšuvą mokytis muzikos pas žymų vargonininką ir kompozitorių Karlą Augustą Frejerį. Ten praleido 4 metus ir tobulino grojimo įgūdžius. 1837 metais jaunasis Moniuška išvyko tobulintis į Berlyną. Ten jis studijavo kompoziciją ir dirigavimą pas žymų pedagogą Karlą Friedrichą Rungenhageną. Berlyno intelektinė ir meninė aplinka suteikė jam profesionalų pagrindą ir pažintį su vakarų Europos muzikinėmis tendencijomis, kurias jis vėliau kūrybiškai pritaikė savo darbuose. Apie 1840 metus Moniuška apsigyveno Vilniuje ir čia netrukus sukūrė šeimą. Vedė Aleksandrą Müller. Vilniuje jam teko dirbti vargonininku Šventų Jonų bažnyčioje, dėstyti muziką, rengti koncertus ir aktyviai dalyvauti miesto kultūrinėme gyvenime. Į Varšuvą Moniuška galutinai persikėlė 1858 metais, kur buvo paskirtas Didžiojo teatro dirigentu. Čia jo kūrybinis gyvenimas pasiekė aukščiausią tašką. Jis dirbo su profesionaliais atlikėjais, rengė stambius muzikinius pastatymus ir tęsė kompozicinę veiklą. Moniuška mirė 1872 m. birželio 4 dieną Varšuvoje, netikėtai sustojus širdžiai. Jo laidotuvės virto masiniu įvykiu. Miestiečiai ir menininkai atidavė pagarbą žmogui, kurio kūryba tapo tautinės savimonės simboliu. Stanislavas Moniuška, tapęs vienu svarbiausių XIX amžiaus vidurio rytų Europos kompozitorių, paliko gilią žymę tiek Lenkijos, tiek Lietuvos kultūroje. Jo kūryba iš esmės suformavo Lenkų nacionalinės operos tradiciją ir tapo svarbiu tiltu tarp profesionaliosios muzikos ir liaudiškosios kūrybos. Šis palikimas įsitvirtino kaip tvirtas kultūrinis pamatas, iš kurio vėliau augo daugelis regiono muzikos reiškinių. Pirmiausia, išsiskiria Moniuškos indėlis į operos žanrą. Tokie kūriniai kaip Halka ar Baisusis dvaras tapo neatsiejama Lenkų muzikinės tapatybės dalimi. Kompozitorius sugebėjo sujungti iš liaudies dainų paimtus melodinius bruožus su klasikinės operos dramaturgija. Nemažiau reikšminga Moniuškos vokalinė kūryba, ypač jo daugiatomis namų dainynas. Šis rinkinys tapo savotišku kultūriniu reiškiniu, persmelktu romantizmo dvasios ir artimo ryšio su kasdieniu žmogaus gyvenimu. Kitas svarbus jo palikimo aspektas – tai religinė ir choralinė muzika. Būdamas profesionalus vargonininkas ir giliai tikintis žmogus, Moniuška sukūrė nemažai sakralinių kūrinių – mišių, litanijų, motetų, kantatų. Neatsiejama Moniuškos palikimo dalis – jo ryšys su Vilniumi. Būtent šiame mieste formavosi jo kaip kompozitoriaus tapatybė. Vilnius jam suteikė kūrybinę erdvę. Čia jis dirbo vargonininku, rengė koncertus
nuolat buvo apsuptas gyvo kultūrinio gyvenimo. Moniuškos palikimas vienodai svarbus tiek Lenkijos, tiek Lietuvos kultūrai. Abi šalys jį laiko savo tradicijos dalimi. Reikšminga vertybė tapo ne tik kūrinių rinkinys, bet ir gili idėja. Muzika turi būti artima žmonėms, turi kalbėti jų kalba ir atspindėti jų dvasinį pasaulį. Moniuškos melodijos, dramatiškumas ir žmogiškas atvirumas iki šiol leidžia suvokti, kodėl šis kompozitorius svarbus ne tik savo laikmečio, bet ir dabarties auditorijai.